Štai, pavyzdžiui, banditai. Juk jie irgi turi savo tarpusavio taisyklės, ar ne? Taip, jie ten mušasi, žudo vieni kitus, bet kartu jie turi tam tikras taisyklės. Ir šios taisyklės, pavyzdžiui, jose yra susiformavę šių taisyklių ritualai. Mes tai vadiname teisę. Tai yra, iki teisės buvo ritualai, kurie vėliau virto teisę kaip konkrečios mokslo šakos dokumentai. Aš, pavyzdžiui, esu teisininkas, tai yra teisinių dokumentų ir panašiai pavidalo. Tai yra, banditai kariauja tarpusavyje. Bet juk tai nereiškia, kad jie kasdien šaudo vieni į kitus. Tai reiškia, jie susitarė. Persišaudė tarpusavyje, atsisėdo, įvertino nuostolius, įvertino, ką gali vienas, ką gali kitas gauja ir susitarė. Šią gatvės pusę, tu apiplėšinėjai, renkies duoklę, iš šitos pusės aš apiplėšinėju, duoklę, kioskus renku. Ir viskas, karas baigėsi. Vėliau susikaupė prieštaravimų. Kažkas iš jų nusprendė, kad jis jau kietas, kad pas jį nebe 500 banditų, o jau 1000. Ir vėl. Arba kitas žodis. Taip, arba kitas žodis. Vėl karas, po kurio vėl susitarė. Štai, iš esmės taip ir veikia žmonijos mechanizmas. Tai tiesiog vadinama teisė. Tai yra pasaulinis karas susitarė.